linkėjimai iš Inkaruotės Rio de Ribadeo. Atplaukėm vakar čia visai sutemus, pusė 12 turbūt, ar apie 11. Prisinkaravom tamsoje ir šiandien žiūrim, ką turim, žiūrim, kur čia atsidūrėm. Kol kas apylinkės labai primena praeitų metų Škotijos peizažus. Toksai dežavu savotiškas. Bet dabar lipsim to į valtelę ir plauksim į krantą. Pamatysim, kas ten gero yra Ribadeo miestelėje. Šiandien poilsio diena, Ramunės gimtadienis. Tai truputėlį skirsime laiko savo ir pagyvensime atostoginį režimą vieną dieną. Plaukiam apžiūrėti miesto. Sėkmingai išsilaipinom. Apžiūrėti miestą. Ingi palikom slipe. Žiūrėsim. Gal rasim? Jo nepavogs. Gal rasim? Dabar iškilo klausimas, kas yra šitas pastatas. Čia perėja, vedanti į kažkokį įėjimą. Pastatas yra, tadam, bokštas, kuris turi išėjimą panašu į viršuje esančią gatvę. Dabar išbandysim. Fechando puerta. Closing door. Cerrando Nu puerta. taip, matai daugiau aukšto. Fechando puerta. Closing door. Cerrando puerta. Ir kam šiais laikais reikalingi dronai? Ten ir mūsų laivas matosi. Va, mūsų laivas. O žiūrėk, kaip ten sausuma, matai, išriškiai. Staiga atsirado sekundė. Būna taip, kad miestą pasikeli liftu. Ir dar vienas gražus kadras laivu. Kažkokia tvirtovės siena, kažkas. Gatvelė. Graži. Nenušlifuota turistų. Pradžioje Ribadeo mums pasirodė kaip toks eilinis, paprastas, tykus pakrantės miestelis, kuriame gyvenimas teka tokia tingia vaga, bet kai pasikėlėm į viršutinį miestą, į senamiestį, pamatėm, kad kažkas vyksta arba kažkas turi vykti, nes pamatėm kitaip apsirengusius žmonės, tokius šiek tiek teatrališkai apsirengusius, ir laikui bėgant jų visą laiką daugėja. Man tai pirmas įspūdis, kas čia pasaka ar filmą, kas filmuoja, nes sutiko moteris pasipuošusias, baltai apsirengusias su skrybėlėm. Ant skrybėlių beveik kiekviena turėjo užsidėjus gėlių, tokią lankelį, puokštę. Vyrai irgi taip pat pasipuošę, baltai apsirengę, visi su skrybėlėm. Pradėjom ieškoti, kas čia vyksta, kas čia gal vis tiek rytas buvo. Nu, ne ankstyvas rytas, bet... Ribadeo vyksta fiesta, kurioje visi persirengę. Tema susijusi su indėnais arba su Indija, dar neišsiaiškina.
Persirengę buvo ne tik žmonės, bet buvo ir papuošti prekybos taškai, parduotuvės pasipuošė savo įėjimus, turgaus prekeiviai irgi buvo kai kurie apsirengę senoviniais drabužiais. Tai tas privertė mus susidomėti ir pradėjom ieškoti, kas vis dėlto čia vyksta. Išsiaiškinom, kad tai yra kasmetinė šventė, kuri trunka 3 dienas. Ir mes pataikėm į paskutinę dieną, sekmadienį. Ir ta šventė yra susijusi su Galisų išvykusių į Ameriką ir grįžusių į Galiciją pagerbimu. Iš esmės tai yra Lotynų Amerikos kultūros atvežimas į Galiciją. Tai va, tai visa ta šventė, jinai ir yra tam kultūriniam klodui, tai kultūriniai įtakai pagerbti. Ir tas labai savotiškai yra pažymima, tai yra visi eina į gatvę persirengę kažkokiais tai tų kraštų drabužiais, vieni prabangiau, kiti paprasčiau, bet pas kiekvieną galima praktiškai einant link dienos vidurio, mes matėm, kaip vis daugėja tų persirengusių žmonių, pasipuošusių žmonių ir ta šventė vis labiau ir labiau įsibėgėja. Į aikštę. Toje aikštėje vyko, kas dar šokių pamokos vyko, užsiėmimai kitokie dar būtent, tai aš taip supratau, kad ten tokia programa buvo. Ir po to, aišku, dienos metu yra siesta, grįžom į laivą, pailsėti, pavalgyti. Ir vakare vėl išsiruošėm į miestą pasižiūrėti, kasgi vakare vyks. Vakare 8:30 ta visa fiesta, kaip pasakytų Hemingvėjus, sprogo. Nes pasirodė labai garsus kolektyvas iš Kubos, Los Van Van grupė. Kuri žiauriai daug sutraukė publikos į gatvę ir toje publikoje aš manau, kad mažiausiai pusė buvo kubiečiai. Nes kubiečių emigrantų labai daug yra Ispanijoje ir jie suplūdo į tą gatvę ir atmosfera tikrai buvo nepakartojama. Malonu buvo tai, kad minioje mes nesijautėm kažkokie tai atskirti. Kontaktas su aplinkiniais visą laiką buvo pozityvus, žmonės į kamerą reagavo visiškai atvirai ir džiaugsmingai.
mojavo mums ir prieidavo kartu nusifotografuoti ir buvo visiškai atviri. Ir nežiūrint to, kad mes nekalbam nei Ramunė, nei aš ispaniškai, bendravimas vis tiek vyko vienaip ar kitaip. Mes klausėmės ispaniškų pasakojimų, žmonės klausėsi mūsų bandymų šnekėti, tai viena, tai kita kalba. Ir mes vieni kitus daugiau ar mažiau supratom. Na ir pati minia, sunku suvokti, kaip tokioje minėje, kuri suplūdusi, susigrūdusi į grupės pasirodymą, kaip dar įmanoma surasti vietą šokti. Bet šokti poromis, ne taip, kad vien tik tai judėti iš vienos pusės į kitą, šokti poromis pasirodo įmanoma ir tokioje minėje ir žmonės labai draugiškai reaguodavo į poras, kurios pradėdavo šokti. Diena Ribadeo mums tapo ta patirtimi, kurios mes ir ieškom keliaudami. Tai yra spontaniška, neplanuota, bet kažkas tokio, kas labai specifiška ir būdinga tam regionui, kuriame mes tuo metu esam. Tai mes dėl to labai laimingi, nes patirdami tokius įspūdžius, patirdami tokį vaibą vietinės reikšmės, mes pasiekėm savo kelionės tikslus ir labai džiaugiamės, kad galim jais dalintis su jumis. Tai ačiū, kad leidžiat tą daryti, ačiū, kad esat su mumis. Prenumeruokite mūsų kanalą, reaguokite į tai, ką mes darom. Mums svarbi jūsų nuomonė, parašykit komentarą, pasidalinkit nuorodą į mūsų video, mums tai yra labai svarbu. Na ir susitiksime kitoje dalyje, kitoje mūsų pasakojimų ir mūsų kelionės dalyje. Ate.